Meditacija su arkangelu Rafaeliu, Adžinos čakra. Tai yra antroji meditacija iš gydomųjų praktikų ciklo, kurį pateikė arkangelas Rafaelis kartu su dvasiniu pasauliu ir kalnu Istina Jedina. Šis ciklas skirtas susiliejimui su aukštesniuoju aš ir savo energinių centrų arba čakrų aktyvavimui. Taip pat šios praktikos turi ir gydomąjį poveikį, jos suaktyvina DNR procesus. Ši meditacija, kaip ir visos kitos, vyksta dvasinių energijų sraute ir gali būti kartojama daug kartų. Ji skirta atskleisti šeštosios čakros, tos, kuri mums yra žinoma kaip trečioji akis, gebėjimus. Jei nori ugdyti aiškiaregystę, kreipkis į savo dvasią ir paklausk jos, ar tai yra tavasis kelias. Jei šeštosios čakros atsivėrimas yra tavo gyvenimo kelio dalis, jos aktyvacija įvyks natūraliai ir leis tau sąveikauti su dvasiniu pasauliu, plėsti gebėjimus ir inicijuoti vidinės transformacijos procesus. Šios meditacijos metu svarbu ne tik priimti energiją, bet ir tikslingai nukreipti ją į savo gijimą ir tobulėjimą. Šiandien tu įžengsi į šventą vidinę erdvę, kurioje susiliesi su energijomis, atveriančiomis atminties klodus. Susitelk į sritį kaktoje tarp antakių į savo intuicijos centrą. Įsivaizduok ryškią žvaigždę, kuri ima suktis, skleisdama aukso spindulius. Leisk šioms dieviškoms gijoms skverbtis per šią žvaigždę, susitelkusią pačiame tavo kaktos centre. Kai visą savo dėmesį nukreipsi į šį aukso energijos srautą, tekantį per švytinčią baltą žvaigždę, pajusi, kaip tavyje bunda giliosios žinojimo galios. Galingos jėgos aktyvuos tavo smegenų centrus, atvers aiškiaregystės vartus, leis matyti ir jausti subtiliuosius pasaulius. Tegul ši energija teka per visą tavo būties centrą, per kiekvieną organą, per visą čakrų stulpą, pripildydama tave harmonija ir dieviškąja tiesa. Bet svarbiausia, tebūnie pažadinta šeštoji čakra, vedanti tave į aukštesnį suvokimą ir vidinę transformaciją. Šiandien įžengsi į gydančią šviesos erdvę, kurioje susiliesi su galingais energijos srautais. Pajusi, kaip visata švelniai atveria tau savo subtiliąją jėgą, leidžia prisiliesti prie aukštesnės sąmonės klodų. Šiame sakraliame procese su tavimi yra tiek matomojo materialaus, tiek nematomojo subtilaus pasaulio globėjai. Jie laiko tave savo šviesoje, palaiko ir veda. Jie dirba su žeme, pripildydami ją ypatingą energiją, tokia, kuri skirta būtent tau kaip šios planetos gyventojai. Šiandien tau suteikiama galimybė dar giliau įsilieti į savo energinę struktūrą, pripildyti ją dieviškosios gyvybės energiją ir pažadinti šeštąją čakrą, intuicijos ir dvasinio regėjimo vartus. Leisk šiam srautui tekėti per tave, per tavo aurą, išplečiant ją, suteikiant stabilumo, harmonijos ir vidinės galios. Įsivaizduok, kaip aplink tave formuojasi spindintis energinis skydas, tarsi balzganas dangiškas rūkas, minkštas, bet kartu kupinas stiprybės. Jo šviesa sklinda visomis kryptimis, švelniai apgaubdama tave ir tavo būtį. Jauti, kaip šis šviesos laukas pulsuoja, dabar išskleisk savo vidinės energinės rankas, per jas teka gyvybės šviesa, kurią tu nukreipi į savo energinę struktūrą, leidi jai skleistis ir tolygiai užpildyti kiekvieną tavo esybės dalį. Būk su šia energija, leisk jai vesti tave, pasitikėk procesu. Meditacijos metu atverk savo vidinės akis ir galbūt pamatysi savo auros silpnas vietas, skyles, netolygumus ir panašius pakenkimus. Taip pat pažvelk ir į savo vidinį pasaulį ir pajusk, kurios sritys prašosi gydymo. Šiandien ypatingą dėmesį skirsime kvėpavimui, gyvybės rautui, kuris palaiko ne tik tavo kūną, bet ir minties šviesą.
Tavo plaučiai yra daugiau nei fizinis organas. Jie yra tiltas tarp materijos ir subtiliųjų energijų, tarp gyvenimo jėgos ir dvasinio aiškumo. Kuo lengvesnė ir laisvesnė deguonies tėkmė, tuo aiškesnis tavo protas, tuo atviresnė tavo sąmonė. Todėl šiandien įsileisk gydančią energiją ir pajusk, kaip ji teka į tavo plaučius. Užlieja juo švelnia šviesa, išvalo kiekvieną alveolę ir pripildo naujos gyvybės. Šiandien tavo meditacijoje susilies daugybė subtiliojo pasaulio esybių ir kartu su jomis tave lydės ir subtiliųjų erdvių energijos. Jos byloja, kad kiekvienas žmogus, praktikuojantis šią meditaciją, automatiškai įsilieja į energetinę struktūrą, tarsi aktyvuodamas nematomą signalą. Ši sąveika atveria ryšį su dvasiniu pasauliu, leidžia darbui vykti ne tik fizinėme, bet ir subtiliajame lygmenyje, asmeniškai su kiekvienu, kuris dalyvauja šioje praktikoje. Ši meditacija yra absoliučiai veiksminga, energijos rautai kyla tiesiogiai iš dvasinio pasaulio. Kadangi dvasinėme pasaulyje laikas neegzistuoja, jos poveikis įraše yra toks pat galingas, lyg praktikuotum ją čia ir dabar, akimirkos gimimo momentu. Visos meditacijos, perduotos iš dvasinio pasaulio, yra pripildytos didingomis energijomis. Jos veikia be pertrūkio ir neturi galiojimo termino. Ši praktika naudinga kiekvienam. Meditacija leidžia asmeniškai dirbti su energija, paleisti tam tikrus procesus ir pašalinti blokus, trukdančius visiškam šeštosios čakros atsivėrimui. Taigi, leiskimės į šią nuostabią astralinę gydomąją kelionę. Į Adžnos, šeštosios čakros, trečiosios akies atvėrimo kelionę, su gydančiomis Arkangelo Rafaelio energijomis, taip pat kitų dvasinio pasaulio arkangelų, kūrėjo ir subtiliųjų bei materialiųjų civilizacijų atstovų energijomis. Įsitaisyk patogiai. Giliai kvėpk, iškvėpk. Paleisk mintis. Fizinis kūnas turi jaustis patogiai, jo negali varžyti niekas. Mintis taip pat ateina ir išeina. Aplinkiniai garsai tau netrukdo, o tik padeda dar labiau įsigilinti į save, susikaupti ir dalyvauti šioje meditacijoje. Išreikšk ketinimą susijungti su aukštesniuoju aš, su kūrėjo šaltiniu, absoliutu. Atverk savo širdį gydančioms Arkangelo Rafaelio energijoms. Paleisk dienos rūpesčius ir nerimą. Susitelk į savo dvasinį širdies centrą. Perkelk dėmesį į pėdas ir nukreipk du smaragdinės šviesos spindulius į motinos žemės širdį. Pajusk ryšį su žemės energijomis. Įsižemink. Grąžink savo dėmesį į dvasinę širdies sritį. Atsiveria kūrėjo dvasinių energijų portalas. Ir jame susijungia visų šioje sesijoje dalyvaujančių civilizacijų energijos, gydančios Arkangelo Rafaelio energijos, mūsų arkangelų šeimos energijos, lydinčios tave šiame procese, subtiliojo pasaulio atstovų energijos, atsakingos už žmogaus energinę struktūrą ir jo fizinio kūno sandarą bei sveikatą. Visos šios energijos susilieja į vieną galingą srautą, išvytinčią sferą, kuri susijungia su energinė žemės gardele. Dabar aplink tave ima formuotis tanki energija,
Baltas rūkas švelniai apgaubia tave iš visų pusių. Lėtai ir ramiai pasinerk į šį šviesos lauką. Pasinerk į dar gilesnę harmoniją ir ramybę. Atsiveria dvasinis kanalas ir tu kyli per dvasinį energijų portalą. Ten tave pasitinka galinga arkangelo Rafaelio smaragdinės energijos tėkmė. Jis spiraliai įsilieja į tave, apgaudama tavo karūnos čakrą, užpildydama tavo auros lauką ir fizinį kūną šviesos vibracijomis. Ši energija švelniai leidžiasi žemyn į kvėpavimo takus, pripildydama tavo plaučius šviesa ir gyvybingumu. Pajusk lengvumą, gaivumą, išsivalymą, tyrumą. Ši energija sūkuriuoja tavo viduje, tekėdama vis žemiau, pripildydama visą tavo kūną gydančią jėgą. Energija išeina už fizinio kūno ribų, apgaubdama tavo subtiliuosius sluoksnius, tavo aurą, švelniai ją harmonizuodama. Pradėdama nuo karūnos čakros, ji išlygina tavo aurą, ištirpdo visus iškraipimus ir blokus joje. Subtiliosios civilizacijos ir mūsų žemės jėgos prisijungia prie šio proceso, padėdamos tau subalansuoti ir atkurti tavo aurą, išmintingai paskirstydamos gydančias energijas, kad jos tekėtų tau pačiu geriausiu būdu. Priimk šį srautą su pasitikėjimu, leisk jam pripildyti tave harmonija ir šviesa. Kreipkis į aukštesnės jėgas ir paprašyk jų nukreipti šias energijas pačiu tau geriausiu, pačiu tau veiksmingiausiu būdu. Leisk joms padėti atverti tavo šeštąją energijos kanalą, sujunginti tave su gydančiųjų energijų srautu iš dvasinio pasaulio. Dabar aktyvuojasi tavo šoninės čakros, plečiasi energijos tėkmė, formuojasi vieninga šviesos sfera, kuri apgaubia tave šiame procese, apsaugodama ir sustiprindama tavo ryšį su subtiliuoju pasauliu. Tu esi būties vienybės būsenoje. Įsitvirtina tavo ryšys su kosminė energinė struktūra, tuo pirminiu šaltiniu, iš kurio gimė visa tavo energinė struktūra, visa mūsų esybė, visa mūsų materija. Pajusk šį ryšį. Priimk jį į savo širdį. Tu esi vienybėje su Kūrėjo šaltiniu, priimdama begalinius dvasinius išteklius, kurie palaiko ir sustiprina tavo ketinimus šioje sakralioje sesijoje. Smaragdinės energijos srautas švelniai įsilieja į tavo esybę, teka per tavo kojas, lėtai leidžiasi žemyn, pripildydamas visas čakras iki pat pirmosios žemutinės čakros. Prašyk motinos žemės priimti šią gydančią energiją, tegul jie ją transformuoja į aukštų vibracijų šviesą ir meilę mūsų motinos žemės aukščiausiam gėriui. Tavo dvasinis kanalas plečiasi dar labiau ir tu atsiveri galingam baltosios Kūrėjo energijos srautui. Arkangelai, vadovaujami arkangelo Rafaelio, nukreipia šią dievišką energiją į tave per subtilųjį dvasinį ryšį. Ši energija užpildo karūnos čakrą, aktyvuodama ir įsukdama ją, praplėsdama jos energetinį lauką. Pajus, kaip kartu plečiasi ir tavo sąmonė.
Tavo esybės šviesos sfera, ta, kurioje dabar esi, auga, skleidžiasi iki beribių erdvių. Tu prisipildai gydančiąją baltąją energiją, ji teka į tavo smegenų centrus, atveria šeštosios čakros adžinos vartus, aktyvuoja subtiliąją regą ir ryšį su dvasiniu pasauliu. Pajusk, kaip ši energija peržengia tavo fizinio kūno ribas. Jie apgaubia tave, įsilieja į tavo subtilųjį lauką, harmonizuoja ir sujungia su aukščiausiu dvasiniu šaltiniu. Priimk šį srautą visą savo esybę. Leisk jam pripildyti tave išmintimi, šviesa ir harmonija. Gydančioji baltoji energija leidžiasi žemyn, pripildydama gerklės čakrą višutką, o tuomet leidžiasi dar žemiau širdies čakrą anahata, ji ima suktis ir švytėti prisipildydama dvasinės šviesos. Energija plečiasi žemyn, užpildydama trečiąją čakrą manipūrą, antrąją sakralinę čakrą svadhistaną ir pirmąją žemiškąją muladharos čakrą. Bet energija nesustoja. Energija peržengia tavo fizinio kūno ribas, skrieja per visus subtiliuosius auros sluoksnius, ji pripildo, išvalo, harmonizuoja tavo vidinę ir išorinę erdvę. Šios baltosios kūrėjo energijos srovės užpildo kiekvieną tavo fizinio kūno organą, atkuria jų balansą ir regeneruoja iš vidaus. Ši šviesos tėkmė veikia tiek fizinį kūną, tiek subtiliuosius energinius kūnus. Aukšto dažnio energijos įsitvirtina ir pripildo visą tavo esybės sferą. Energijos leidžiasi dar žemiau, teka per tavo pėdas, išsiverždamos galingų srautų, persmelkdamos šviesos sferai ir įsitvirdamos žemės sluoksnyje, žemės branduolyje. Priimk šį gydantį procesą, leisk jam tekėti pačiu harmoningiausiu tau būdu. Ramiai įkvėpk, ramiai iškvėpk. Dabar esi galingame energijos sraute, harmoningai struktūruotoje erdvėje, skirtoje dvasiniam augimui, atvėrimui ir aukščiausiam gėriui. Dabar šios sferos viduje sklinda auksinė kūrėjo energija, sustiprindama viską, kas vyksta joje, suteikdama tau papildomų išteklių, jėgos ir galios. Priimk šias energijas su meile ir dėkingumu. Dabar perkelk savo dėmesį į galvos sritį, smegenų centrą. Susitelk ties tašku tarp antakių ten, kur yra tavo trečioji akis, tavo čakra, adžna. Mintise arba vaizduotėje sukurk baltos šviesos energinį rutulį. Jis spindi ir mirga perlų atspalviais ir visomis vaivorykštės spalvomis, tačiau išlieka tyras, skaidrus, pripildytas didingiausių vibracijų, kurias kūrėjas įdėjo į šį srautą. Rutulys ima suktis pagal laikrodžio rodyklę, išsiplėsdamas ir stiprėdamas. Jo centre formuojasi smaragdinis kristalas, kuris auga, prisipildydamas galingą energiją. Įvyksta šviesos pliūpsnis, prasideda sukimosi aktyvacija. Ir tu matai, kaip tave supančios sferos pakraščiuose susitelkia aukso spinduliai, tarsi energinis lietus, kuris galiausiai susilieja į vieningą aukso srautą. Šalia esantys arkangelai ir subtiliųjų pasaulių atstovai nukreipia šį energijos srautą į tavo trečiąją akį, adžnos čakrą, ir tu jauti, kaip ji plečiasi. Šis šviesos srautas įsilieja į trečiąją akį, sujungdamas su baltosios šviesos energija. Ši energija tarsi ryški saulė sudaryta iš begalybės aukso spindulių, jis sklinda visomis kryptimis. Įsivaizduok,
kaip šie spinduliai teka iš ažinos čakros, skverbėsi į tavo vidų ir aktyvuoja kankorėžinę liauką. Tavo ažina ima suktis vis sparčiau, jo šviesa plečiasi ir pripildo visą sferą, visą erdvę aplink tave. Dabar kreipkis į visas čia esančias šviesos esybės ir pasakyk: prašau aktyvuoti mano šeštąją čakrą, įgalinti ją pačiu geriausiu, pačiu harmoningiausiu būdu, kad ji vestų mane, kaip amžiną ir begalinę dvasią, mano dvasinio augimo keliu. Aš pasižadu vykdyti kūrėjo valią. Aš pasižadu naudoti šias suteiktas galias ir energijas savo aukščiausiam gėriui, savo artimųjų geroviai, visos žmonijos labui, visos galaktikos ir visatos šviesai ir harmonijai. Aš išreiškiu savo ketinimą ir priimu su meile bei dėkingumu savo šeštosios čakros atsivimą. Tebūnie taip. Tai įvyko. Visas tavo dėmesys šiuo metu yra trečiosios akies erdvėje, smaragdinio kristalo širdyje, aplink kurį galingai juda auksinis saulės energijos srautas, kuris užpildo visą sferą. Tu esi savo vidinėje erdvėje, ažinos čakros erdvėje. Tu stovi šalia šio kristalo, jausdama jo didybę. Apsidairiusi pastebi energinį aukso rutulį. Iš jos sklinda kūrėjo šviesa, arkangelų energijos, mūsų šviesiųjų subtiliųjų brolių vibracijos, kurios formuoja harmoningą srautą viso gyvybės lauko geroviai. Tu formuoji savo aplinką šiais energijų srautais. Tu junti save visą apimančią šviesos esybę, kūrėjo dalimi, visatos dalimi, visuotinio sąmonės lauko dalimi. Tu esi susijungusi su žemės, galaktikos ir visatos kolektyvinė sąmonė, šviesos struktūra ir energiniu tinklu. Tu išsiplėtei per visą informacinę gardelę, esi kiekviename jos taške, kiekvienoje gyvoje materijos ląstelėje, iš kurios sudarytas pasaulis. Aplink save regi gyvą kūrėjo eterijo materiją, jo absoliučią esmę, besąlyginę meilę. Tu gali būti vienu metu visose jos dalyse, gali priimti bet kokią informaciją, tu gali prasiskverbti į bet kurį įvykį. Tu esi pajėgi išvysti bet kurią savo gyvenimo akimirką, bet kurią būties formą, bet kurią dvasią. Pasijusk visumos dalimi, kūrėjo dalimi, kūrėjo, kuris yra visa apimantis ir visa žinantis. Dabar tu esi susijungusi su viskuo, kas tik egzistuoja, tapdama vieniu su visa kūrinyje. Taip pat šiuo metu vyksta ir ažinos dalies esančios pakaušėje aktyvacija. Ir visos tavo čakros susivienyje, suformuodamos vieningą energijos srautą, vientisą čakrų stulpą. Dabar lengvai pradėk sutelkti savo sąmonę į vieną tašką, trečiosios akies centrą. Sujunk visus savo subtiliuosius kūnus į vieningą būties centrą, tegul jie grįžta į natūralius, harmoningus matmenis. Ištark. Aš apjungiu visas energijas į vientisą visumą, kuri teka per mano kūną, per dvasinį kanalą iki pat žemės brandolio. Su meilė ir dėkingumu uždarau dvasinių energijų portalą, įtvirtindama visą šiame procese gautą šviesą ir harmoniją. Palieku savo ažinos čakrą atvirą šviesos ribose, pilnai aktyvuotą, pasiruošusią sąmoningam ir išmintingam darbui.
Prašau subtiliųjų pasaulių prisijungti, harmonizuoti šios čakros veikimą, atlikti individualų jo suderinimą, kad jie dirbtų pačiu harmoningiausiu būdu. Aš sugrąžinu savo energinius laukus, leidžiu jiems grįžti iš žemės branduolio atgal į mano kūną, į mano aurą. Aš įtvirtinu savo vidinį balansą ir šviesą. Su gilia padėka sugrįžk į savo dvasinį širdies sritį, su meile, pagarba ir dėkingumu visiems, kurie padėjo ir dalyvavo. Pripildyk šią erdvę šviesą ir meilę. Ir su šia šviesa sugrįžk į tave supantį pasaulį. Ir lėtai ir ramiai atmerk savo fizinės akis. Šios aktyvacijos energija veiks dar 4 dienas. Kviečiu pasidalinti savo patirtimi komentaruose po šio vaizdo įrašu. Kaip jautėsi, ką patyrei, tavo įžvalgos ir patyrimai gali būti įkvėpimas ir pagalba kitiems. Esu dėkinga už tavo buvimą ir laiką skirtą šiai kelioniai. Ši meditacija yra nemokama, tačiau tu gali atsidėkoti parašydama atsiliepimą arba pažymėdama patinka, taip vadinamą laiką. Prenumeruok šį kanalą ir kurkime ryšį kartu. Iki kito karto. Tavo Meditėja.